Sveiki, mano vardas Egidijus Arnašius, mes ir vėl esame laidoje Pakeliui su Dievu. Jau antras Advento sekmadienis. Ir šis sekmadienis, kaip aš jį galėčiau vardinti, iš visų tų šventraščio tekstų, kurie yra duodami mums šį sekmadienį. Aš norėčiau jį pavadinti vizionierių sekmadieniu. Sekmadieniu tų, kurie mato toli į priekį. Kurie gyvena čia ir dabar, bet mato tai, kas mūsų laukia. Ir visa tai man primena mano susitikimai su monsinjoru Alfonsu Svarinsku. Kartą jis pasakodamas apie savo dienas lageriuose, tremty, ir sako, kai buvo pirmą kartą įkalintas, jisai tuo metu kalėjo buvo tame tarpe labai daug ir Lenkų karininkų, kurie buvo įkalinti. Ir jie bendravo, jie kalbėjosi apie tą Lietuvos ir Lenkijos praeitį, apie tai, kas dabar yra įvykę ir ko galima tikėtis ateityje, ko reikėtų laukti, kam reikėtų ruoštis. Jisai sako, man Lenkų karininkai sakydavo, kad Lietuva ir Lenkija vėl turėtų būti kartu. Nes sako, mes Lenkai esam labai geri vizionieriai, mes daug matom į priekį, o sako, jūs lietuviai esate darbštus, o jeigu sako tai, kas yra vizija ir darbščios rankos sujungti, kiek daug būtų galima nuveikti. Šiandien Senojo testamento pranašas Izaijas mums kalba apie tai, kas bus, kai į pasaulį ateis Mesijas, Jėzus Kristus. Kokia bus padėtis, kaip viskas atrodys. Paklausykime, ką jis rašo. Tada vilkas viešies pas avį, leopardas gulsis su ožiuku, veršis ir liūtukas ganysis kartu, juos prižiūrės mažas vaikas, karvė ir lokys bus kaimynai, kartu gulės jų jaunikliai, liūtas jie šiaudus kaip jautis, kūdikis žais prie angies lindynės, mažylis kiš ranką į gyvatės urvą. Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai, ne jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina viešpaties pažinimo, tarsi jūros vandenų apsemta. Paklausykime, pranašas Izaijas pasakojo tokius dalykus, kurie protu nesuvokiami. Kaipgi ten gali būti, kad ten laukiniai žvėris, kurie vieni kitus drasko, jie bus kartu. Jie vienas kitų rūpinsis, vienas kitų globos kitą. Bet tai bus Mesijo dienomis, kai jisai ateis, dar negreitai. Jo dienomis jisai gyveno 800 metų maždaug prieš Kristų, bet tai bus, tas įvyks. Ir čia man prisimenasi iš karto iškyla jau šių dienų vizionierius, kuris nebuvo šventasis, kuris vedė labai tokį sudėtingą gyvenimą. Jo vardas John Lennon. Galbūt vienas iš pirmųjų Bitlų. Pirmasis Bitlas. Aišku, kiekvienas iš mūsų tuos Bitlus matome savaip. Kažkam galbūt yra Polas Makartnis, Bitlas numeris 1. Kaip žinote, Bitlai vedė audringą gyvenimo būdą. Jų muzika buvo šiandien
vertinama kaip niekad įspūdinga. Ir jie kalbėjo įvairiomis temomis. Ir Džonas Lennonas, ir Bitlai, ir jie daugelis buvo antspaudas to meto, o čia eina kalba maždaug galbūt 50 metų atgal, gal 60 metų atgal, tos kartos, kuri turėjo tokį devizą, kuris šiandien yra primirštas, bet tuo metu jis buvo visur keliamas. Jėzui taip, bažnyčiai ne. Ir kaip jie patys sakė, mes nesame prieš Jėzų, jie dažnai sakydavo, bet mes esame prieš organizuotą religiją. Jūs nepagalvokit, kad ir aš esu prieš. Aš esu už organizuotą religiją. Mums reikia tų struktūrų, kurios padeda lipti į tą Dievo kalną. Mums reikia jų, jos yra būtinos. Bet mes turime gerbti ir tuos, kurie yra mūsų tarpe ir kurie mano, kad šitos organizuotos struktūros dažnai, reikia pasakyti turbūt, ir jie yra teisūs. Tos organizuotos struktūros dažnai užstoja mums Jėzų. Jis mums prapuola. Jos užeina lyg rūkas ir mes nelabai susivokėme, o kur Jėzus, kur yra gyvenime esmė, kur yra esmė jo žodžių. O kad Džonas Lennonas buvo, galima sakyti, tas šių paskutinių laikų vizionierius, jo žodžiai pasakyti 1966 metais. Jis pasakė, krikščionybė išnyks. Ji išnyks ir susitrauks. Ar šiandien mes tai nematome? Uždaromos bažnyčios parduodamos, tikinčiųjų vis mažiau ir mažiau tose bažnyčiose. Jau šiandien net ir didieji organizuoto tikėjimo atstovai sako, jau tokios katalikybės, tokios krikščionybės, kokia buvo prieš 50 metų ar tuo labiau 100 metų nebebus. Ji labai susitrauks, bet ji išliks. Šito be abejo mes kiekvienas esame įsitikinę ir tuo tikime, kad taip, galbūt mes vėl grįšime į tą mažą būrelį, kuris buvo Jėzaus laikų, kaip jisai sakė, mažasis būrelis, bet jisai drąsino, sakydamas, nenusigask. Ten, kur 2 ar 3 mano vardu, ten ir aš esu. Taigi, Džono Lennono tas matymas į priekį nėra kažkoks nuosprendis bažnyčioje, nes jis iš tiesų, aš manyčiau, buvo tikintis žmogus, bet labai ieškantis to tikėjimo ir ieškantis atsakymų į visus gyvenimo prasmės ir tikėjimo klausimus. Šiaip patys Bitlai, kai jų klausdavo, ten ką jūs manot apie Dievą, apie bažnyčią, tai kas sakydavo, ai, jūs čia kreipkitės į Džoną Lennoną. Jisai atsako už tuos klausimus, sako, jisai atsakys jums viską. Tai jisai dažnai ir komunikuodavo. Ir galbūt, ką jis pasakydavo, tuo metu daugelį kartais ir nustebindavo, ir kai kuriems imdavo šiurpas, ką jisai sakydavo, bet jisai pats yra nekartą pasakęs ir beveik gyvenimo pabaigoje. Ir jeigu mes žinome, kad gyvenimo pabaigoje jisai netgi buvo, kai kurie sako, trumpam sugrįžęs į krikščionybę. Trumpam. Bet kaip mes žinome, yra išlikusių nuotraukų, kur jisai nešioja ir Dievo mūką, gražią grandinėlę ant kaklo, yra su kryželiu. Taigi jisai yra taip pasakęs jau toj gyvenimo pabaigoje, aišku, ne prieš pat tą tragišką mirtį, bet gal kokie 3-2 metai prieš, kad sako, jūs mane dažnai neteisingai suprasdavote. Aš tiesiog ieškau Dievo, aš noriu jį atrasti ir jį suprasti. O geriausiai tai, kad čia yra aišku mano asmeninė nuomonė, aš jums nieko neperšu, bet jinai man labai derinasi su šio advento antro sekmadienio pranašu Izaiju, kuris kalba apie kaip ten tie gyvuliukai skirtingi, priešiški, susikabins, draugaus, vienas kitą maitins, prižiūrės, kaip vaikas kiš rankas pas gyvates ir niekas tam mažyliui nenutiks. Man labai nuostabi sąšauka yra tai Džono Lennono daina Imagine, įsivaizduok, kuri kalba apie tai, kad įsivaizduokim, kad nebus karų,
kad nereikės tau žudyti ir nereikės už nieką mirti. Juk jis iš tiesų tai kalba tai, ką kalbėjo visų laikų utopistai. Pradėkime šventuoju Augustinu, kuris rašė Dievo miestą, ir prisiminkime 16 amžiaus utopistus, kurie taip pat rašė, koks galėtų būti nuostabus pasaulis. Iš jų kai kurie taip ir juokėsi, sakydami, tai yra utopistai, to nebus. Bet mes, to bus ar nebus, bet mes to turime. Jeigu mes esame Dievo vaikai, mes to turime trokšti, kad pasaulis būtų teisingesnis, pasaulis būtų šviesesnis, pasaulis būtų pilnesnis. Kaip toj gražiai lietuviškoje dainoje sako, kas man iš tos laimės, jei aš džiaugsiuos vienas, o visi kiti liūdės. Taigi nėra laimės, jeigu tu vienas džiaugiesi. Nėra laimės ir Jėzui Kristui, kai jisai 99 aveles turi, o staiga žiūri vienos trūksta. Jam nėra laimės, jeigu bent viena vis yra paklydusi. Jisai išeina juos ieškoti. Kartais į pavojų pastatydamas tas likusias 99 avis. Taigi linkiu jums visiems dar kartą gerai perklausyti Džono Lenono dainą Imagine ir pasvarstyti apie tai, ką ir kiekvienas iš mūsų galėtume mes įsivaizduoti ir kokią galėtume turėti gyvenimo viziją rytojaus bažnyčiai ir visam pasauliui. Likite sveiki.